Pirmadienio kovo 25 dienos Jurbarko žiniose matysite. Kartu su pavasariu prasideda ir pievų bei pamiškių gaisrai. Minint savaitę be patyčių, Jurbarko savivaldybės bibliotekoje vaikams surengtas susitikimas su policijos pareigūnu. Jurbarko Konstantino Glinskio teatro veteranams skambėjo 60 ačiū. Kasdien vis labiau šylant orams bei prasidedant tikram pavasariui, pernykštės žolės deginimas kelia didelį rūpestį ugniagesiams gelbėtojams. Tam, kad būtų išvengta skaudžių pasekmių, gyventojams primename, kad už nenupjauto žolės deginimą gresia administracinė atsakomybė. Kasmet dėl žolės gaisrų nukenčia ne tik gamta, bet ir žmonių turtas, o kartais ir patys gyventojai. Tokių gaisrų metu apdegama ar net žūstama. Be to, pernykštės žolės gaisrų metu pievose žūsta vabzdžiai, driežai, ežiai, kiškiai bei kiti gyvūnai. Atvirų teritorijų gaisruose sudega paukščiai, jų lizdai, perimi jaunikliai bei sunaikinamos perimvietės. Gaisruose supleška skruzdėlynai bei retos augalų rūšys, o neretai ugnis persimeta ne tik į miškus, bet ir pastatus. Deja, bet nedaugelis susimąsto, kad ugniagesiai gelbėtojai gesindami padegtos žolės plotus gali nesuspėti laiko nuvykti ir į kitą gaisrą ar nelaimę, kur gresia pavojus žmogaus gyvybei ir turtui. Kai arčiausiai esančios ugniagesių pajėgos būna išvykusios tramdyti degančios žolės, gaisro apimtą namą tenka gesinti ugniagesiams iš kur kas tolimesnių vietų, neretai gerokai ir nutolusių padalinių. Tai yra gaištamas brangus laikas, rizikuojama žmonių ir jų turto saugumu. Ugniagesiai gelbėtojai yra pastebėję, jog atvirose teritorijose gaisrai dažniausiai kyla savaitgaliais, kai tvarkoma aplinka ir nebūna lietaus. Todėl ugniagesiams gelbėtojams užgesinus vieną ugnies plotą neretai tenka skubėti ir į kitą. Pasak Jurbarko priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininko Tomo Statkaus, šiemet mūsų rajono ugniagesiams į pievų gaisrus dar važiuoti nereikėjo. Tačiau kalbėti apie tai prevenciškai dabar jau yra pats laikas. Apie pievų gaisrus tikrai nėra per vėlu kalbėti, kadangi jau prašvitų tas mūsų pavasaris pagaliau atėjo ir pradėjo jau gamtos sąlygos klostosi tokios, kad jau palankus žolių deginimui. Tai šiai dienai dar reikia džiaugtis, neturime išvažiavimų į pievas, bet negali sakyti, kad jų ir nebus. Jeigu žiūrint statistiškai keletos metų rezultatus, tai kad žolių gaisrų skaičius mažėja, tai faktas yra, nes 2015 metais išdegė pievų skaičius buvo rekordinis, tai apie 15 hektarų iš viso. 2016 jisai jau drastiškai sumažėjo, tai sumažėjo iki 4 hektarų. Per praeitus ir užpraeitus metus sumažėjo yra maždaug iki 3 hektarų. Ir žiūrint, jeigu tikslesnius 2018 metus, tai viso mes gaisrų išdegusių pagal plotą turime maždaug 2 hektarai, toks bendras plotas. Nors pagal išvykimų skaičių, daleiskim, iš 117 kilusių gaisrų per Jurbarko savivaldybėje per metus laiko, tai būtent 18 buvo konkrečiai į pievų gaisrai. Ir jų metu išdegė apie 2 hektarai pievų. Kas turi tam įtakos reikšmės, tai jeigu žiūrint pievų gaisrus, kur jie kilę yra ir kur jie dega, tai akivaizdu, kad plotai, kuriuos žmonės prižiūri, nusišienauja laiku, ten ir nėra problemų. Pagrindas yra tai, kad pievos laukai, kur praktiškai yra nepriklausantis privatiem asmenim, arba bent jie galbūt ir nenustatyti yra kai kuriais atvejais, bet daugiausiai tai yra panemunės, paupiai, kažkur tai prie miškų, tokios vietovės, kurios yra mažiau prižiūrimos. Šiaip žiūrint pagal Jurbarko savivaldybės visą padėtį, tai tikrai plotai yra pievų, kad būtų grinai apleistos pievos, tokių nėra, praktiškai jų iš vis, nes tikrai žmonės, ūkininkai yra prisižiūrintys, ir aplamai žmonės, kurie jaučia atsakomybę, bijo netekti ir išmokų, tai tikrai nesudaro sąlygų, nes kadangi jei tu pievos nenušienausi ir sudarysi sąlygas kilti gaisrui, tu gali būti patrauktas administraciniam nusižengimui. Ta prasme tai, kad gali gauti baudą už nepriežiūrą pievų. Ir jeigu žiūrint, kaip mes prevenciškai dirbame tą linkme, kad išvengti žolių gaisrų,
Tai kaip ir kas metai, tai vyksta prevencinė veikla, tai vyksta reidai tiek su gamtos apsaugos inspektoriais, tiek mūsų, tik taip priešgaisrinės apsaugos darbuotojai važinėja, reiduoja. Dabar, kaip sakau, rezultatai iš tikrųjų džiugina, kad pievų gaisrų mažėja. Ar turim kažkokią išskirtinę seniūniją, kurioje, nebūna tokių metų, kad nebūtų gaisro? Tai tikriausiai nėra tokių metų, kad būtent nedegtų Skirsnemunėje, Panemunės, kad nebūtų gaisrų, kad ir Jurbarkų seniūnijoje, tas pats Seredžius, Panemunė, Padubysys. Žiūrint į praeitus metus, tai Seredžyje buvo 3 gaisrai tokių žolių, Skirsnemunėje 4, Jurbarkų seniūnijoje irgi 4. Bet tai kaip ir sakau, tai degė būtent tos vietovės, kurios yra neprižiūrimos ir kurios yra praktiškai niekieno. Ar išvengiam didesnių gaisrų dėl žolės, sakykime, ar nebuvo sudegę pastatų, ar nenukentėjo žmonės? Būtent, kad nuo žolės gaisrų būtų išvengta didesnių, skaudesnių kažkokio tai nelaimių, kad sudegtų pastatai, tai tikrai tokio dalyko nebuvo, bet vėlgi gaisras, kuris kilo atviroje teritorijoje, kadangi praeitais metais buvo labai karšta vasara, tai rugpjūčio mėnesyje būtent nuo pakelės užsidegė ten pieva, konkrečiai prie Vadžgirio, berods Žvirblaukio miškas. Tai tuo atveju būtent nuo atviros teritorijos kilusio gaisro ugnis persimetė į mišką, į miško paklotę ir turėjome tikrai rimtą pakankamai gaisrą. Ačiū Dievui, kad jį pakankamai dar laiku pavyko lokalizuoti ir likviduoti, nes šiaip jeigu būtų palankesnis vėjas ta kryptimi link miško, tikrai būtų neišvengta daug skaudesnių ir daug didesnių nuostolių. Ugniagesiai prašo, kad pastebėjus deginamą žolę, iškart būtų apie tai pranešta skubios pagalbos telefonu 112, kad ugnis neišplistų. Nepraeikite pro šalį, įvertinę riziką, pasistengkite ugnį užgesinti patys, kol liepsna neapėmė didelių plotų. Ugnį galima užplakti medžių šakomis ar užtrypti kojomis, užpilti vandeniu arba smėliu. Be to, ugnies apimtus plotus rekomenduojama apkasti grioveliais, kad ugnis neplistų. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento pareigūnai įspėja, kad draudžiama sugrėbtas žolės, nendrių, nukritusių medžių lapus, šiaudus, laukininkystės ar augalininkystės kilmės atliekas deginti krūvose, miestuose ir miesteliuose, miškuose, aukštapelkėse, durpingose vietose ar vietovėse esančiose arčiau nei 100 metrų nuo miško. Draudžiama deginti nenupjautą žolę ir ražienas, nes liepsnos gali persimesti į miškus bei sodybas. Todėl su ugnimi reikia elgtis atsargiai, nemėtyti degančių degtukų ar neužgesintų nuorūkų. Augalinės kilmės atliekas, jei neprieštarauja savivaldybių patvirtintos švaros ir palaikymo taisyklės, galima deginti tik sugrėbtas į krūvas, ne arčiau kaip nuo 30 metrų iki pastato. Verta žinoti, kad draugiškiausias aplinkai šių atliekų tvarkymas yra kompostavimas. Beje, tėvai turėtų žinoti ir priminti vaikams, kad už žaidimą su ugnimi, gaisro sukilimą jiems gresia piniginės baudos. Be to, administracinių nusižengimų kodekse pagal 286 straipsnį dėl aplinkos apsaugos reikalavimų pažeidimų už sausos žolės, nendrių, nukritusių lapų ar šiaudų laukininkystės ir daržininkystės atliekų deginimą yra numatyta administracinė atsakomybė ir gali būti skiriama nuo 30 iki 230 eurų bauda, o juridinių asmenų vadovams bei kitiems atsakingiams asmenims nuo 60 iki 300 eurų. Tam, kad būtų išvengta gaisrų kylančių dėl neatsargaus vaikų žaidimo su ugnimi, ugniagesiai gelbėtojai visus metus vykdys prevencinius užsiėmimus rajono mokyklose, kurių metu bus kalbama apie visais metų laikais tykančius pavojus. Absoliučiai per visus ištisus metus priešgaisrinės saugos darbuotojai, pareigūnai vykdysime 2 didelės akcijas prevencinės. Tai būtent viena akcija yra Gyvenkime saugiai, kuri jau buvo vykdoma ir praeitais metais. Ir šiais metais darysime kitą akciją, tai konkrečiai pradėsime daugiau galbūt darbo skirti ir dėmesio mokiniams. Tai būtent ir bus prevencinė akcija Būk saugus mokiny. Šios akcijos metu priešgaisrinės apsaugos darbuotojai vyks į mokyklas, kurių metu susitiks su mokiniais ir mokiniams ves prevencinės pamokas. Jų tikslas pamokų būtent supažindinti su gaisrų
prevenciją, kaip išvengti gaisrų, kaip išvengti kitų nelaimių, kaip atsargiai elgtis gamtoje, kaip atsargiai elgtis prie vandens. Na ir kadangi bus akcija ištisus metus, tai nebus prisirišta konkrečiai prie vasaros sezonų, tai bus ištisai prie visų problemų bus kalbama, tiek rudenį artėjant šildymo sezonui, tiek artėjant žiemai, kada prasideda pirmasis ledas ir pavojai tykantį žiemos metu. Visom tom temom ir neįskirtinai dar pirotechniniai gaminiai bus kalbama su mokiniais, kad vykdyti švietėjišką prevencinę veiklą ir formuoti supratimą jų nuo pat mažų dienų. Na ir automatiškai kitas dalykas yra tai, kad populiarinti ugniagesio gelbėtojo profesiją, skatinti galbūt ir pasirinkti šią specialybę. Po kiek daugiau nei mėnesio gegužės 1 sukaks lygiai metai, kai Lietuvoje įsigaliojo bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių pakeitimai, numatantys, jog visuose gyvenamuosiuose būstuose gyventojai privalo įsirengti autonominius dūmų signalizatorius. Tomas Tletkus apgailestauja, jog žmonių sąmoningumo augimas, lyginant su bėgančiais metais, nespėja. Na, kad bus metai laiko, tai tas laikas greitai bėga, bet kad žmonėm tas supratingumas taip greit ateitų, kaip prabėga tas laikas, tai tikrai taip dar džiaugtis negalėtume, nors kad vykdant akciją, lankantis pas gyventojus, jau vis daugiau randama detektorių, tai taip, pradėjo žmonės kažkaip labiau žiūrėti, skirti dėmesį savo savisaugai ir ne visi pradėjo skaičiuoti, kad kiek kainuoja detektorius, bet skaičiuoja tai, kad kiek jis gali padaryti, daug išgelbėti. Kovo 19-25 dienomis 10 kartą visuomenės dėmesį į patyčių stabdymą sutelkė nacionalinė veiksmo savaitė be patyčių 2019, kurią organizuoja emocinės paramos tarnyba Vaikų linija. Šios savaitės tikslas yra sutelkti visuomenės dėmesį į patyčių problemą, dalintis efektyviomis patyčių prevencijos patirtimis bei skatinti kiekvieną prisidėti, kad mūsų visuomenėje mažėtų patyčių ir dėl jų kenčiančių žmonių. Penktadienį, kovo 22 dieną, Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriuje šios skyriaus vyresnioji bibliotekininkė Lina Maziliauskienė vaikams surengė popietę skirtą atviram pokalbiui apie patyčias. O tam, kad šis pokalbis būtų įdomesnis, į jį buvo pakviestas ir kiek neįprastas bibliotekai svečias – policijos pareigūnas. Šiandieną pas mus vyksta neformaliojo švietimo būrelio Pažink ir atrask 2 veiklos. Diena skirta patyčiom ir policijos pareigūnas geranoriškai atvyko su vaikučiais pabendrauti. Nemokyti juos, nebarti, o tiesiog draugiškai, neformalioje aplinkoje pabūti, pabendrauti, supažindinti su naudojama atributika policininko ir visi vaikai turės galimybę pasigaminti savo pirštų antspaudus atminimui. Neformaliojo vaikų ugdymo būrelio Pažink ir atrask 2 veiklų metu vaikai vėl bus kviečiami piešti, lipdyti bei gaminti įvairius darbelius iš pačių įvairiausių medžiagų. Taip pat šiuos užsiėmimus lankantys vaikai čia dalyvaus ir organizuojamuose įvairiuose žaidimuose, viktorinuose bei išvykose. Viena jų į Vilnių vaikų laukia jau šią savaitę. Kadangi pas mūsų būrelio pavadinimas yra Pažink ir atrask, taigi neapsiribojam vieną ar kitą veiklą. Imam visą, kas nauja, visą, kas sena ir visą, kas vyksta dabar. Kitą savaitę mes numatę kelionę į Vilnių, į Žaislų muziejų ir aplankysim Seimo rūmus. Susitikimo su policijos pareigūnu Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato, Jurbarko rajono policijos komisariato pareigūnų, veiklos skyriaus vyresniuoju tyrėjų Ramūnu Budriumi metu vaikai galėjo ne tik iš arti pamatyti, kokia įranga naudojama tiriant nusikaltimus, bet ir, kaip pokalbio metu minėjo šio renginio organizatorė, pasigaminti savo pirštų antspaudus. Visi popietėje dalyvavę vaikai susitikimą su policijos pareigūnu atsimins ilgai, nes jis paliko didelį įspūdį.
O atsisveikinant visi sutarė, jog jiems nuo šiol policijos pareigūnas bus visad draugas, kuriuo ištikus bėdai ar nelaimiai bus galima pasitikėti, o ne jo bijoti. Sekmadienį kovo 24 dieną Jurbarko kultūros centro mažojoje salėje Jurbarko Konstantino Glinskio mėgėjų teatro aktoriai jurbarkiečius pakvietė į gražų ir prasmingą renginį, skambiu pavadinimu 60 ačiū. Vakaras buvo skirtas teatro veteranų pagerbimui. Dėkosim teatro senjorams, kurie teatre nuo pat pradžių jo įkūrimo kaip liaudies teatro, kiti truputėlį vėliau atėję, bet tiems žmonėms, kurie turi ilgiausią stažą šiame kolektyve, mes visi norim pasakyti jiems 60 ir daugiau ačiū. Kalbėdama apie teatro veteranus kaip aktorius, ne tik Jurbarko, bet ir įvairių šalies miestų ir miestelių, bei užsienio šalių žiūrovams padovanojusiems ne po vieną įsimintiną vaidmenį, iš visų jų į teatrą atsineštų charakterio savybių, režisierė Danutė Samienė pirmiausiai išskyrė aukštą vidinę kultūrą. Šių žmonių, šių teatro senjorų dalyvavimas yra neįkainuojamas tame, kad jie mums atneša savo labai gražią kultūrą. Ir tai vertina, kuo aš labai džiaugiuosi, teatro jaunimas ir teatro vaikai. Jie turi tiesioginį sąlytį su vyresniu žmogumi, kuris yra kultūros žmogus, kuris viską priima gražiai, kompetentingai, protingai, išmintingai. Kitas jo ir susinervinimas yra ganėtinai pamokantis, ganėtinai išmintingas, ko mes turime mokytis. Ir mūsų tas bendravimas yra neįkainuojama vertybė. Visus 60 ačiū teatro senjorams tarė jų kolegos. Pirmasis ačiū iš Jurbarko Konstantino Glinskio teatro aktorės Violetos Greičiūnienės buvo skirtas vienai iš seniausiai šiame teatre esančių aktorių Danutei Mikelaitienei. Antrasis ačiū iš teatro aktorės Editos Gylienės skambėjo Adelei Zubačiovai. Monika Buitkuvienė savo ačiū tarė ne tik teatro, bet ir tautodailės mylėtojams gerai žinomai ir pažįstamai Laimutei Ašmonaitieniai. Pirmasis vyriškas ačiū iš teatro aktoriaus Alvydo Šimaičio lūpų nuskriejo kolegai Juozui Kovėrai. Antrasis vyriškas ačiū skirtas Juozui Karvauskui buvo ištartas Sauliaus Ambrazaičio, o Kęstutis Matuzas gausiai susirinkusiems renginio žiūrovams trumpai biografiją pristatė bei dėkojo savo buvusiam mokytojui Anicetui Masaičiui. Ko gero įspūdingiausiai ir linksmiausiai buvo pristatyta šio teatro vyriausia aktorė, buvusi ilgametė pedagogė Birutė Skandūnienė. Ją pristačiusi jaunosios kartos šio teatro aktorė Giedrė Vasiljevaitė juokavo, jog norėdama ne tik pasveikinti ir padėkoti Birutei, bet ir pasijausti, ką reiškia būti ją, šiam renginiui pasiskolino jos batelius. Visus gražius pajuokavimus bei gausius žiūrovų aplodismentus lydėjo svečių iš akių, mamų ir dukrų kvarteto atliekami muzikiniai kūriniai. Tau gyvenime, kad man buvai toks palankus, kad tiek puikių žmonių, kuriuos mylėt galiu, aš sutikau savam kely. Draugams skiriu šią dainą aš, už laimę augti ir tobulėti. Už šilumą širdžių, už džiaugsmą būt kartu, muzika, kurią girdžiu. Po renginio Jurbarko žinių pakalbinta viena iš teatro veteranių, Birutė Skandūnienė, prisimindama savo pirmuosius žingsnius teatre tvirtino, jog prieš daugiau nei 80 metų ne ji atėjo į teatrą, o teatras atėjo į ją. Teatras atėjo į mane nuo 5 metų. Kelintais metais atėjo į Glinskio teatrą?
Į Glinskio teatrą atėjau 55, bet jis nebuvo 955, 64 metai. Bet jis dar nebuvo teatras, jis buvo tik tai saviveiklinė, kaip čia Pauliukaičio vadovaujama, saviveiklinis ratelis toks. Kokie prisiminimai iš tų dienų? Prisiminimai tik tai geri. Ir sakyčiau visiems, jeigu nori turėti džiugų gyvenimą, prasmingą, tai būtinai užsiimti tą veiklą, kuri jūs traukia, kuri jums įdomi. Ir gyvensit labai smagiai. Nei pyksit, nei pavydėsit, niekam nieko. Bus viskas kuo puikiausia. Ar galėtumėte šiandien prisiminti savo patį, įdomiausią vaidmenį? Pats įdomiausias vaidmuo tai buvo prie Pauliukaičio. Sudėtingas, didelis bendradarbiuose. Tokios senmergės vaidmuo. Ir labai, jame galima buvo atsiskleisti, jame visko buvo. Paskui gal prie Danutės Jausamienės, tai gal man šitie paskutiniai prieš Saulėlydį ir paskutinis prieš Srovę. Kadangi jau atitinka amžių ir viską, tai taip jau smagu. O pirmasis buvo tai Dusetų progimnazijoje, kai mokiausi, vadovavo Kauno režisierius, Lėlių teatro režisierius Ratkevičius. Ir tada jisai mane kažkodėl pastebėjo mokykloje, padukus gal buvau, gal tokia visur. Tai ir būtent buvo pirmasis vaidmuo tenai. Ko palinkėtumėt Glinskio teatro jauniesiems aktoriams? Jauniesiems aktoriams tai nuoširdžiausiai linkiu. Jie nuostabūs, puikūs žmonės ir linkiu, kad niekada nepaliktų teatro. Jie pajus praėjus daugelį metų, kokią naudą davė tas teatras. Jiems patiems, aš nekalbu jau visuomeniai, gal ir įdomu. Metų, nuo tos dienos, kai šiam teatrui buvo suteiktas liaudies vardas, sukakčiai paminėti. Sekantis renginys kovo 26 dieną, teatro nominacijų vakaras Vanduo. Tai čia mes vertinam praėjusių metų teatro darbą, nuopelnus, pasiekimus, pabaikavimus, žodžiu. Tai jau nėra toks labai griežtos tos nominacijos. Tiesiog kažkurie tais metais labiau įsiskyrė, norim paskatinti juos ir pasidžiaugti jais. Esi laimingas, kai net internetas be jokių įsipareigojimų, nes Baltikum internetas už mažesnę kainą. Laisvė viską keisti. Paprastai, lengvai Baltikum. Kovo 26 dieną, 18 val. Konstantino Glinskio teatro nominacijų vakaras Vanduo vyks Jurbarko kultūros centro didžiojoje salėje. Renginys skirtas teatro 60-mečiui. Jame dalyvauja Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro solistas Nerijus Juška, dėstytojas Liudas Norvaišas ir studentai Paulius Prasauskas, Mantas Ivanauskas, Laurinas Aksamitas, Lukrecija Smiltė-Kateivaitė ir Elija Vasiliauskaitė. Bilieto kaina 3 eurai.
Bilietus galima įsigyti Jurbarko kultūros centro bilietų pardavimų kasose. Kovo 27 dieną 18 valandą Jurbarko kultūros centre vyks cirko spektaklis Klauno sapnas. Bilieto kaina nuo 6 iki 8 eurų. Bilietus galima įsigyti bilietų pardavimų kasose. Kovo 31 dieną 16 valandą Žindaičių skyriuje Arvydo Vilčinsko koncertas. Bilieto kaina 5 eurai. Bilietus galima įsigyti iš anksto Žindaičių bibliotekoje. Balandžio 3 dieną 18 valandą į Jurbarko kultūros centrą atvyksta Domino teatras su nuotykių komedija Vyras pupa 2. Bilieto kaina nuo 9,5 iki 15 eurų. Bilietus galima įsigyti Jurbarko kultūros centro bilietų pardavimo kasose. Balandžio 4 dieną 18 valandą Jurbarko kultūros centre vyks Ruslano Kirilkino ir Elvinos Milkauskaitės koncertas Akimirka šią. Bilieto kaina nuo 5 iki 14 eurų. Bilietus galima įsigyti Jurbarko kultūros centro bilietų pardavimo kasose. Balandžio 4 dieną 18 valandą Jurbarko krašto muziejuje vyks aktoriaus Andriaus Bialobževskio kūrybos vakaras ir Nusinešė saulė miškai pagal Pauliaus Širvio eiles. Bilieto kaina 8 eurai. Bilietus galima įsigyti Jurbarko krašto muziejuje. Kad šilta pavasario diena būtų dar malonesnė, pakvieskite savo draugą puodeliui kavos, kurį pirkdami savo neseniai Jurbarke duris atvėrusioje Kvistijos degalinėje antrą gausite nemokamai. Ir tai ne vienos dienos ar savaitės akcija. Šis pasiūlymas galioja visą kovo mėnesį, nes Kvistija kviečia jūs draugauti. Nepravažiuok pro šalį, užsuk pas mus ir padovanok savo draugui kava kvepiantį pavasarį. Sunkiai dirbote ir taupėte geresniam gyvenimui ar sočiai senatvei? Būkite budrūs ir neatiduokite savo pinigų sukčiams. Niekada nemokėkite pinigų, jeigu telefonu paskambinęs asmuo prašo atlygio neva už jūsų giminaičio padarytą žalą. Niekada neįsiduokite, kur laikote savo santaupas. Atminkite, kad tik sukčiai prašo parodyti pinigus, kad galėtų užsirašyti banknotų numerius. Niekam nepatikėkite elektroninės bankininkystės prisijungimo kodų, net jeigu jums pranešama, kad yra didelių problemų su banko sąskaitomis. Niekas, nei policija, nei banko darbuotojai neturi teisės reikalauti jūsų atskleisti šių duomenų. Netapkite lengva nusikaltėlių auka, nepasiduokite sukčių provokacijoms. Patekus į sukčių spąstus arba įtarus, kad jūs bando apgauti, nedelsiant praneškite telefonu 112. Aplenk ligą. Akcijos ambasadoriai garsūs sportininkai Andrėjus Zadneprovskis, Edvinas Krungolcas, Laura Sadauskaitė, Donata Vištartaitė, Vladislavas Sosnovskiai ir Ieva Serapinaitė kviečia: pasitikrink sveikatą nemokamai dėl širdies ir kraujagyslių ligų, gimdos kaklelio, krūties, prostatos bei storosios žarnos vėžio. Nedelsk, kreipkis į šeimos gydytoją, nemokėk už tyrimus, už juos sumoka ligonių kasos. Aplenk ligą. Dėl neatsargaus rūkymo Lietuvoje kasmet kyla daugiau kaip 800 gaisrų, kuriuose žūva per 100 neatsargių rūkalių. Ugniagesiai įspėja, neatsargus rūkymas pagrindinė tragiškų gaisrų priežastis. Negavote čekio? Žinote, kur slepiami mokesčiai ir atlyginimas mokamas vokeliuose? Matėte prekiaujant kontrabandinėmis prekėmis? Paskambinkite pasitikėjimo telefonu 1882. Valstybinė mokesčių inspekcija. Ką daryčiau? Pasigaminčiau skaniausią gyvenime vakarienę. Eičiau į mišką. Paukštelių paklausyti. Medžio atsiprašyti. Padaryčiau kažką tokio. Gal autobusu be bilietų važiuočiau. Ką daryčiau? Nemiegočiau. Aš tai toliau laukčiau.
Paskutinė gyvenimo diena 500 laukiančiųjų savo donoro – kasdienybė. Sužinok, kaip gali jiems padėti. Laukit.lt